Sveiki, Ikona mylėtojai, su jumis Agnė Grigaliūnienė ir Ikona vaikai. Šiandien kalbamės apie tai, apie ką aš iš viso nenorėčiau daryti pokalbį ir kad norėčiau, kad tų temų nebūtų liestinų mūsų valstybėje, bet dėja jos yra liestinos ir labai. Neseniai įvykus Matuko tragedijai ir daug kitų jau po jo mirusių vaikučių tragedijai, mes visi vis garsiau pradedame kalbėti apie smurtą, kurį vaikai patiria šeimoje. Ir mano didžiausiai nuostabai aš išgirdau, tiesą pasakius, pirmą kartą Facebook profilyje, kuomet apie tai, ką patyrė savo vaikystėje, prabilo ne tik tai mums visiems žinoma dizainerė Lina Kalinauskaitė, ne tik tai sėkminga 2 vaikų mama, kuri taip pat sukūrė dar ir savo verslą, ne tik tai mano kolegė Ikonoje, kuomet tu apie tai pradėjai kalbėti, kad tu patyrei psichologinį ir ne tik smurtą savo šeimoje vaikystėje, man tai buvo, didžiulė naujiena. Kaip tau atrodo, kaip mums geriau dabar pradėti pokalbį? Galbūt aš tiesiog paklausiu tavęs klausimo ir mes pradėsim šitą nelengvą pokalbį, gerai? Gerai. Tai Lina, grįžtant į tavo vaikystę, ką tu patyrei savo šeimoje? Matai, apie šitos dalykus yra labai sudėtinga kalbėti ir man iš tikrųjų nėra lengva, bet, žinai, pasakius, pradėjus apie tai kalbėti, reikia tai tęsti, nes aš žinau, kad po to mano rašinio arba, sakykime, tokio viešo pasipasakojimo susilauksiu irgi, sakykime, kad ir ne tik iš draugų, bet ir iš kitų žmonių reakcijos. Ir tie tokie vaikystės prisiminimai arba kažkokie taip tos patirtys, jos persekioja visą gyvenimą ir su jom tu gyveni. Ir ne aš viena patyriau, sakykime, skriaudą iš tėvų. Ir po to, kai aš papasakojau tokią, kad ir labai glaustą savo istoriją, aš gavau labai daug žinučių iš man pažįstamų ir nepažįstamų žmonių, pasakojančių labai panašias istorijas. Tai aš pradėjau tą kalbą manydama, kad mes kaip visuomenė ir bendruomenė subrendome, nors ir tai nėra labai lengva apie tai kalbėti, bet aš manau, kad atėjo laikas toliau gilintis į žmonės, su kuriais mes, reiškia, gyvename ir kalbėti apie tas patirtis ir galų gale jų atsisakyti arba jas pamiršti, paimti ir uždaryti, sudėti į tam tikrus stalčiukus ir stengtis nedaryti tų klaidų, kurias darė mūsų tėvai ir nepateisinti tokio elgesio. Jeigu kalbant apie tai, kas tau nutiko vaikystėje, koks tavo toks, jautriausias ir skaudžiausias prisiminimas iš tavo patirčių? Žinai, čia dabar, kaip atrodo, kad lyg sėdėčiau psichologo kėdėje ir su tavim kalbėčiau, tai galėčiau papasakoti tą istoriją, kurią pasako ir psichologija. Ir aš, kada tau gyvenime pritrūksta kažkokios tai drąsos arba tu blaškaisi tarp įvairių pasirinkimų ir nežinai, kaip pasielgti. Aš visą laiką, jeigu pagalvoju apie kažkokį tai skaudų dalyką, aš prisimenu, man atrodo, pirmą kartą, žinai, kaip aš jaučiausi labai sugniuždyta, nusiminus ir nusivylusi. Tai buvo maždaug, buvo Velykos, mūsų namai, mes įsikrausėme į naujus namus ir buvo, mes turėjome svečių, buvo giminaičių ir aš labai džiaugiausi ir galvojau, kad tai yra viena iš nuostabiausių mano dienų gyvenime, kada yra nauji namai, daug svečių namuose. Ir mes visi su vaikais lyg tai krykštavom ir ruošėmės į lauką, visi gyvenom prie tokio miškelio. Ir aš matyt, kaip vaikas mažas, man buvo gal 8 metai, gal 9, gal 8. Ir aš matyt, kad aš ten kažko užsiožiavau. Ar tai atsikalbėjau, ten tėtis pasakė taip, aš pasakiau taip. Ir jis tada pasiėmė diržą ir mane tiesiog sumušė. Suplakė su tuo diržu prie kitų žmonių. Ir aš tada atsimenu lygiai tą kampą, kaip aš visa sukniubus verkiu, ta prasme, nes tu gavai ten tuo diržu per
šlaunis, ten per kojas, ten per rankas. Ir ta tokia baisulinė nuoskaida, kad sugriuvo tavo pasaulis, tavo tikėjimas, ta šventė, gėrių ir tu nesupranti, prasme, kas įvyko. Ir va tos mažos mergaitės, tos verkiančios, žinai, ant grindų koridoriui, skausmas jis mane persekiojo ir aš kartais galvoju, kad aš irgi kartais elgiuosi kaip tas, žinai, kaip tas vaikas užspiestas į kampą. Tai aš kalbu apie tai, kad kartais visi mes padarome klaidų ir dabar ypatingai, kaip visi lygina tą bausmes, tas fizinės arba, sakykime, tą mušimą. Tapatina auklėjimui. Tai tapatina auklėjimui. Ir mes neauklėjame, mes žalojame savo vaikus. Nes reikėtų atskirti, kas yra auklėjimas ir kas yra bausmė ir kas yra skausmas, kurį tu suteiki savo vaikui. Nes... O tarkim, tau, grįžtant prie tos istorijos, 8 metų mergaitė kniupšė, verkė namo koridoriuje. Ir manęs nieks negynė. Jo, tai koks buvo paskui tėvų elgesys dėl to, kad, žinai, kodėl aš klausiu? Dėl to, kad paprastai mes dar linkę labai patogiai manyti, kad tiek psichologinis, tiek fizinis smurtas yra tarsi tose šeimose, kurios, na, yra iš esmės socialiai, kaip sakyt, na, nežinau kaip dabar išreikšti, bet, nu, tokiam labai neatsakingam ir žemam lygmenį, ten, kur yra girtaujama, ten, kur yra neatsakingi tėvai, bedarbiai ir visokie kitokie žmonės patiriantis visokiausius gyvenimo nesklandumus. Bet juk tavo šeima tokia nebuvo. Ne, mano tėvai buvo pavyzdinga dirbanti, atrodė besirūpinanti. Su išsilavinimais ir taip toliau. Jie rūpinosi mumis, bet apie ką aš kalbu, kad tas mušimas arba lupimas buvo kaip auklėjimas, auklėjimo priemonė. Ir jie net nelabai suprasdavo, reiškia, kad tai yra neteisinga. Atseit, juos mušė, tai ir jie mušė savo. Iš kartos į kartą. Nu, tai yra... Kaip diržas pereinantis iš vienų namų sienos ant kitų namų sienos. Tai kaip elgdavosi po to tavo tėtis ir kaip į visas šitas situacijas reaguodavo mama? Matai, pozicija visą laiką būdavo lyg tai tokia, kad aš esu kalta. Nes tu neklausai. Nes aš neklausiau, arba aš atsikalbinėjau, arba aš ten kažką tai pasakiau, reiškia, neteisingo. Nes aš buvau tokia ganėtinai energinga mergina ir turėdavau savo nuomonę. Tai manau, kad ar tai už nuomonę, ar tai už kažkokį neteisingą pasakymą, tikrai nereikėtų lupti vaikų. Bet tas lupimas arba tas skausmas, kurį tu patiri, tu nebegali atskirti, kas yra teisinga, o kas yra neteisinga. Nes su tuo skausmu vaikas turi susitvarkyti pats. Ir ar tai yra auklėjimas, nes... Ir tarsi jis paliekamas vienas išsispręsti tos bėdos. Jisai pats vienas turi susitvarkyti, išsispręsti ir kitą dieną vėl, reiškia, būti laimingas ir sakyti tėtei ir mamai, kad viskas yra gerai ir kad myliu ir atrodo, kad nieko neįvyko. O tai įvyksta ir tai, sakykime, kai tai kartojasi, tas skausmas kaupėsi. Ir čia, žinai, niekam nepaslaptis, kad sako, kad obuolys nuo obels netoli rieda, arba visi puikiai žinome, kad tos kažkokius tai elgesio normas mes arba kažkokius tai modelius mes atsinešame iš šeimos. Tai tik tai saugindama Emilę, kažkada gal kai buvo jai kokie 3 metai ir aš pajutau tokį, reiškia, kažkokį tai, ar aš jį ten trintelėjau per užpakalį, ar irgi stipriai, reiškia, surikau, ar kažkaip tai nesusivaldžiau ir aš tada pagavau, kad aš elgiuosi taip pačiai. Ir tada tas mane baisiai išgąsdino ir... Taip pačiai, kai ką tu patirdavai vaikystėje, tu pajutai tarsi atėjo vėl iš tų namų į tavo namus. Tai taip, bet tu tada savo, aš nenorėjau, tiesiog iš tikrųjų, man pasidarė tai baisu, kad aš lygiai tokį patį skausmą, kokį pati patyriau, aš nesąmoningai elgiuosi taip ir taip pačiai skaudinu savo vaiką. Kaip tu išėjai iš tos situacijos? Tu kalbėjaisi po to su vaiku?
jinai buvo tokia maža, kad aš gailėjausi pati ir baisiausiai atsiprašinėjau ir tikrai labai blogai jaučiausi. Ir mes irgi dabar, reiškia, kartais mes kalbamės, kad taip yra neteisinga ir aš joms irgi pasakoju ir sakau, kartais man tai būna, kad aš tiesiog negaliu savęs suvaldyti ar sukontroliuoti. Aš stengiuosi iš visų jėgų, kad nebūtų to kažkokio ateinančio iš vidaus pykčio ir išmokau, su tuo turėjau dirbti ir tikrai mušimo auklėjimo negalima mes pavadinti. Kai perskaičiau tą jautrų tekstą išlietą savo ir savo tėvams ir visiems ir toks viešumo, reiškia noras, kad vis dėlto sakyti, kad taip nevalia ir taip negalima daryti. Tai man lygiai taip pat toks šokas buvo, kad net dalis mano draugų, kuomet mes ten su iniciatyviom mamom dalyvavome po Matuko tragedijos ir tose visose eitynėse ir ėmėsėjimai ir siekiam, kad įstatymas pagaliau būtų primtas, man ne vienas išsilavinęs mano bičiulis, net taip galėčiau pavadinti tos žmonės, pasakė, kad tu trukdai mums auklėti vaikus. Ką tu šiandien patyrusi tokius dalykus pasakytum tiek tam smurtautojui, kuris akivaizdu, kad jam reikalinga pagalba ir kad jis negali susitvarkyti ir susiturėti su savo jauduliu, nervais, pervargimais ar dar velniai žino kuo, ir tiek vaikams, ką tu pasakytum, kaip elgtis tiek vienai, tiek kitai pusėje. Iš dabartinės tavo perspektyvos turint vaikų, sėkmingą gyvenimą, gražius namus, darbą, vaikus ir taip toliau. Vaikams, tai visų pirma, aš patarčiau netylėti. Apie tai kalbėtis su savo giminaičiais, jeigu negalima su giminaičiais, tai galbūt mokykloje ar kažkokioje savo kitoje mokymosi aplinkoje, kad vis dėlto būtų atkreiptas dėmesys, nes mes per vieną dieną šitos problemos neišspręsime, jinai yra mūsų galvose ir kartais mes patys nejaučiame, kur yra tos ribos. Tai neišmokysime mes per vieną dieną nemušti tėvus, nes tėvų nemušti vaikus, nes tėvams reikia padėti. Tėvams reikia įteikti, kaip ir vos netokia ABC, reiškia, ką daryti. Būnant mamai, kaip tau atrodo, ką mes turėtumėm duoti tėvam? Pirmiausia, tėvai turi kontroliuoti, reiškia, save. Tai yra tas elementarus toks, kad ir, sakykime, atjautos toks dalykas, tu nesielk su savo vaiku taip, kad nenorėtumai, kad elgtųsi su tavim. Vėlgi tai yra, mes neauklėjame tuo, kad mes jiems užduodame arba trenkiame arba kažkaip tai ten juos nuskriaudžiame ar šantažuojame kažkokiamis dar kitomis, ten atimsiu telefoną arba dar kažką. Bet tai yra vis dėlto kalbėti su savo vaikais, spręsti tas problemas, atsiprašyti savo vaikų. Jo, man tas sakė psichologai, kad tai yra labai svarbu. Na gerai, o aptari, jeigu vaikas tikrai atleis, nes vaikai myli savo tėvus, jie nenori niekur, reiškia, čia visi gąsdina, kad atims tos vaikus. Tėvus reikia mokyti. Visų pirma, jo, reikalinga tėvam pagalba. Aš neslėpsiu, šiaip šitas reportažas ir šitas pokalbis yra skirtas tam, kad šiek tiek atgrasinti tėvus, net ir norinčius naudoti kartais taip saldžiai, tarsi vadinama beržinė košė namuose. Tai aš noriu tavęs paklausti, kaip tavo vystėsi santykiai su tėvais po to, kai, tarkim, tie pliaukštelėjimai, na, vis tiek kažkada jie išeina iš amžiaus, ar ne, tu pasidarai didelis ir nelabai jau tada prieš tave ten kas pakovos, kai tu esi toks mažas, kaip kad būni mažas. Tai kada tie dalykai baigėsi ir kaip, reiškia, po to, ar su tavim tėvai tavo kalbėjosi? Tai vat tame gal ir buvo, sakykime, didžiausia problema, kad apie tai mes negalėjome kalbėti, nes tai buvo norma. Nes kol tu gyveni tėvų namuose, tai tu turi jiems paklūsti. Ir yra tokios taisyklės. Tai aš kai tik galėjau, tai iškart išvažiavau iš namų, sakykime. Tai, o kokie šiandien tavo santykiai su tėvais? Dabar yra, man atrodo, geriausi kokie tik tais buvo, bet, sakykime, tai praėjo kiek, aš nežinau, jau beveik 30 metų, kai išvažiavau iš namų. Tai
turėjau, sakykime, irgi apie tai su jais kalbėtis, aš kalbėjausi. Iš pradžių reikėjo įveikti tą tokį, kad tu jų nekaltini, pereiti per tą, nes pirmiausiai, aišku, tai yra visi etapai, tu pyksti, tu kaltini, tu nenori bendrauti, tu atsišalini ir prarandi labai daug brangių akimirkų, ne tik, kad prarandi dalį savo gyvenimo. Ir čia turbūt nebrangios akimirkos, o brangių metų, kurie galėjo būti praleisti kartu. Ir tą, sakykime, tą norą pasikalbėti su savo tėvais ir norą pasakyti jiems, kad man taip skaudėjo, kad aš negalėjau gyventi kažkurį tai laiką ir todėl aš neskambindavau, ir todėl aš neparvažiuodavau kalėdom, ir todėl aš nesirūpinau. Nors norėjau tai padaryti, todėl kad aš tiesiog sąmoningai atsiribodavau nuo visos šeimos. Ir sakykime, jau gimus mano vaikams, aš vėl pradėjau kažkaip tai visą susikaupdama, jau pati būdama mama, aš tos santykius su giminaičiais ir su tėvais stengiausi vėl kažkaip tai normalizuoti, padėti. Ir dabar, sakykime, mano tėtis labai sunkiai serga ir šį rudenį aš tikrai labai susikaupiau, kai aš turėjau jo rūpintis ir kai tu atvažiuoji lankyti tėvo į globos namus ir man atrodo pirmą kartą, kada aš iškepus pyragą pas jį atvažiuoju ir jisai švelniom, besišypsančiom akim, nors ir labai labai sergantis ir beveik manęs net pažįstamas ir nesuprasdamas, nudžiunga mane pamatęs ir apsikabina. Tai labiausiai trūksta to ryšio, sakykime, su tėvais, kurį tu galėjai turėti, bet neturėjai. Nes jeigu, tai yra, vėlgi, dabar jau mes nebegalime pakeisti praeities, bet mes galime pakeisti ateitį. Ir vien tik šitas mūsų pokalbis, aš tikiuosi, kad kažkas pagalvos apie tai, kaip jie elgiasi su savo vaikais ir kad neatimti iš vaikų tų tokių laimingų ir turiningų ateities santykių. Ir O vat kalbant tiems žmonėms dabar, kurie žiūri ir kurie vis dėlto sau leidžia karts nuo karto, na, aš kito žodžio nerandu, kaip pažeminti tą silpnesnį, mažą žmogų, ar ne, kuris nei fiziškai, nei psichologiškai neturi patirties ir jėgos atsiginti. Kiek tu nešiojaisi šitas patirtis ir kaip tau atrodo, koks buvo didžiausias toks impulsas vis dėlto išgyti iš tų skausmų, pykčių ant tėvų ir liūdesio ir vis dėlto grįžti, kaip tu pati sakai, gražiai su pyragu pas tėtį į tuos namus, kuris dabar? Man baisiausia buvo, kad jis numirs, o aš taip ir nepatirsiu to tėvo meilės momento. Tai ir pagalvojau, kad aš tai galiu ištaisyti ir yra tik tais dabar aš tai galiu padaryti, nes kito karto nebebus. Nes jis praranda atmintį ir jis manęs tiesiog jau daugiau niekada neatpažins. Tai aš nenorėjau jaustis kalta, kad aš to nepadariau. Ačiū tau už pokalbį. Neįtikėtina, bet dauguma mūsų, dauguma vaikų taip visą gyvenimą ir ieško to vienintelio tėčio arba mamos meilės momento. Augindami savo vaikus ir sakydami, sutikit, labai dažnai sakom, kad vaikai yra mūsų ateitis. Pagalvokite, kad ta ateitis būtų daug šviesesnė ir kad ateitis būtų nepaniekinta arba nepamušta. Ir supraskite, kad būtent nuo mūsų priklauso, kaip ir su kokiais pyragais ir su kokiais jausmais vaikai grįš į mūsų namus. Su jumis buvo Agnė ir Ikono vaikai.